Taigi sveiki visi, mes filmuojame. Filmuojame šiandieną mes War Thunder su tankais. Mes su tankais dabar šaudysim. Praeitą dalį mes šaudėm su lėktuvais, tai dabar mes einam. Tankai, USA, Germany, yra gali helikopterius pasirinkti, šičia galima, ir čia yra pilna daug visokių dalykų. Gali pasirinkti tankus, amerikiečių pavyzdžiui, galima research. Ir vėl įjungti, galima visai paieškoti, galima armį paspaudžiam ir visus tankus skonio. Arba čia palieka tik nuo jūsų skonio, kokį jūs tik nori tanko. Išbandymų va šitą paspaudžiam, Enter Drive, kaip žinot, čia yra tik jis yra mokamas. Šitas yra tankų mokamų, yra nemokamų, kokių jūs tik nori. Yra net lėktuvų mokamų, kom su mokamais yra. Jie gali paspaustos yra panašiai kaip bet įmanoma per priekį, žiūrint kokį tankai moka plaukti, tai galite plaukti su jais, kiti bijo, bet aiškus nėra tokių, kur skraidyti moka. Ir žiūrit, kad pataikytume į vidų, nes tada iš karto sprogsta tankas. Silpnesni tankai bijo tokių, stipresni ne. Čia kaip ir su tokiais gali atsimušti. Yra tolimesnė. Jis yra automatiniu būdu. Yra tokių, kur ALTRU paskleidžia štai tokią versiją. ALTRMB. Galite matyti, kaip jūs norit, tai yra mini dronas. Gerai. Ir va, parodot. Ir jis dabar atskrenda, apžiūrėti. Galite iš tikrųjų žaisti su kitais žaidėjais. Tai turėtų būti šitas dronas. Galite, kaip ir visada, pasižiūrėti, ar atsparus vandenį, bet matome, kad čia yra bomba. Čia yra bomba. Yra čia malūnsparnių. Va čia žiūrim. Ir iš manęs nuskrido ten malūnsparnis. Va ten jis nuskrido. Galima net jausti.
Arba galit nusižudyti, nusiresetinti tankų, kaip sakoma. Arba galime tiesiog susprogdinti. Arba grįžti atgal. Tai galite vėl šalis pasirinkti. Talijus yra speciali tankų rūšis. Galite rinktis iš rūšių, kokius ten norit. Man čia iš premium įraukos rankos. Nes iš čia negali išbandyti. Ir tiesiog, ką čia man į durį skambina. Kažkas vėl skambina. Gerai, čia yra štai toks laivas. Jisai turi kelis privalumus. Gal sugebėsiu padaryti kitą dalį. Kitoj daly mes jau viską pradėsim. Su tanku yra tokių rūšių, kurios yra. Galite šiaip savo važinėtis. Yra tokių, kur su ratais, va kaip šitas yra, su raketom šaudom. Visokių modelių yra, kokius tik norit. Yra tigrų, vokiečių, šiuolaikiniai, senoviniai, Argentinos. Galite žiūrėti kur kokius senus ar naujesnius modelius, kur kas siunta. Pavyzdžiui, aš nežinojau, kad Vokietija siunti į Argentiną tankus. Aš nežinojau, tai man yra kaip naujas geras dalykas ir man tai visai patinka, nes čia yra įdomus kaip žaidimas. Įdomus žaidimas, informacijos naujamos galima išmokti ir pati žaidimo veikla nėra nuobodi, yra įdomi. Galite išmokti naudotis tankais, galite išmokti kaip taikytis veikia, net pats toksai yra ir tikram gyvenime, nežinau. Yra tokių tankai iš tikrųjų toks. Ir kaip sakiau, LTU yra verta tą daryti. Matot, koks tolimesnis tankas. Šitas yra greitas dronas. Čia vadinasi, jis yra dronas ir jis gali pasižymėti, kur jis nori nukristi. Va, pasižymėjau. Galite komandas duoti. Ir jisai gali uždegti tanką ir yra važiuojančių tankų, kaip sakiau, plaukiančių tankų. Viską turit sužinoti iš galo. Viskas yra gale, žinoma, propeleriai. Yra, galite pabandyti lėktuvus numušti. Yra greitų lėktuvų, kur specialiai greiti lėktuvai, juos sunkiau išmušti. Yra taip pat malūnsparnių. Žiūrit, kur jie skrenda pagal šitą radarą, jį lengva naudotis. Žiūrit į žemėlapį ir tiesiog bandot tą švieselę nutaikyti į tą vieną vietą. Žiūrint, jeigu priartini, nepriartinęs daugiau, priartinęs mažiau matai. Ir čia veikia, pavyzdžiui, galiu medį nutrenkti, tankai purvinosi, bet ne kaip per kitus žaidimus, kaip GTA žaidžiu, negaliu nutrenkti medžio, nes tai yra pagal, galit pažymėti, kur norit, kad numestų, pavyzdžiui. Noriu, kad šitą tanką susprogdintų. Ir dabar